Bėglį greitis siekia 180–190 km/h. Kelisik policininkams tenka atsilikti, kad būtų išvengta avarijos. Bėglys vos netaranuoja tą pačią kryptimi važiuojančios mašinos. Viename kaime sukdamas į žvyrkelį automobilis pavojingai pralėkė pro moterį su vaiku. Gaudynės tęsiasi žvyrkeliu, paskui miško keliu. Ten mašina išvažiuoja į priešingą eismo juostą. Posūkyje vairuotojas nesuvaldo automobilio ir apsisuka. Tada sprunka, tačiau už kelių šimtų metrų atsiduria griovyje. Sulaikėm, vairavo nepilnametis, 17 metų jaunuolis, be vairuotojo pažymėjimo. Mašinoje be nepilnamečio vairuotojo buvo ir 15-metis brolis. Vairuotojas aiškino, kad bėgo, nes bijojo policijos. Jis ne tik neturėjo vairuotojo pažymėjimo, bet ir privalomo draudimo bei techninės apžiūros talono. Mašina sakė nusipirkęs už 1000 litų. Ant automobilio uždėti kitos mašinos numeriai. Už pažeidimus jaunuoliui teks stoti prieš teismą. Jonas Matonis, Kęstutis Vaišvila, LNK žinios Vilnius.